Sveiki, gyvi. Kaip gyvenimas? Kaip gražu. Atvykau į Zero Water atstovybę Anglijai. Kokia gražymė. Matot, vandens švarumas yra labai svarbus dalykas gyvenime. Švara prasideda nuo gryno oro, švaraus vandens, pozityvių minčių, nuo geros nuotaikos, nuo meilės. Gerai, apsižiūrėjome mes apylinkės, o dabar pristatysiu jums Zero Water vandens filtrus. Sveiki atvykę pas mus į karalystę, į Zero Water vandens filtrų karalystę. Mums jau teko susipažinti su to filtriuku, nešiojimu. Jo. O dabar susipažinsim su visais kitais Zero Water gaminiais. O matom, čia yra toksai filtras su TDS matuokliu, kurį aš bent jau naudoju po vandens distiliavimą. Reiškia, išdistiliavus vandenį, vanduo, žmonės gal galvoja, kad išdistiliavus vandenį mes gaunam švarų vandenį. Aš irgi taip seniau galvojau, kol nepradėjau matuoti, tikrinti ir viską žiūrėti, kaip viskas iš tikrųjų yra. Ir gal jums teko susidurti, kad išdistiliavus vandenį, jūs jį paragavot ir vis dėlto dar jaučiasi kvapas. Tad ką norėjau pasakyti, kad jeigu distiliuotas vanduo, geriant jį, vartojant jį, vis dar turi kvapą, kažkokį tai reiškia, kad tas vanduo iki galo dar nebuvo išvalytas, ar ne taip? Bet aš ką norėjau pasakyti, kad reiškia, po distiliavimo priklausys, kokį jūs vandenį gausit, tai nuo pradinio vandens. Tarkim, jeigu vandens konduktyvumas buvo kokie ten 4 ar 500, išdistiliavus jūs gavot vandens konduktyvumą 0, bet atsigėrus šiek tiek jaučiasi kvapas. Tai reiškia, kad konduktyvių elektrai pralaidžių užterštumų kietųjų dalelių jau nebėra tam vandenį, bet tam vandenį yra visos nekondukttyvūs visi kiti užterštumai yra likę. Dėl to dar išdistiliavus vandenį yra galimybė, kad jūs užuosit to vandens dar vis kvapą ir skonį kažkokį šiokį tokį, dėl to, kad distiliatorius nėra pajėgus viską sutvarkyti ir išdistiliuoti vandenį. Taip jau atsitika, kad aš daug metų ieškojau vandens filtrų, tarkim, kad ir dabar keliaujant kelioniai, naudojus šito filtrų. Mato, čia yra toks vandens filtras, gertuvė, vandens filtras ir gertuvė. Reiškia, pilam čia vandenį, prasifiltruojam ir jau geriam per tą šiaudelį. Tai reiškia, kelioniai jau išeitis yra. Tik tais aišku, tas filtras prafiltruos kažkiek tai litrų vandens, bet jis neprafiltruos jums visą gyvenimą. Kaip sakant, priklausys, kiek jūs prafiltruosit vandens nuo vandens, kurį naudosit. Tai va. Aš atvažiavau į Angliją dėl to, kad man reikėjo pasirašyti kontraktą su šitą firmą, kad dabar Sveikuoninė ir Giedras yra oficialus Zero Water atstovas Lietuvoje. Reiškia, tie filtrai bus patalpinti ir į parduotuvės, ir visur. Reiškia, ką noriu pasakyti, kad patapom, yra šiandien labai gera diena, nes gavom kontraktą, pasirašėm ką tik kontraktą su Zero Water
Ir va dabar Lietuvoje mes galim gauti juos jau tokią pat kainą kaip visam pasaulyje. Ir ką dar norėjau pasakyti, kad mes esam dabar oficialūs atstovai. Tai vat, kad nereikėtų ten permokinėti pinigų ir siuntinėtis už užsienio, turėsim juos tos filtrus visus Lietuvoje. Va. Grįžęs į Lietuvą, aš dabar čia darau tokį jums trumpą parodymą, kad vat, pasirašom sutartis ir vat, patampam atstovais, o kai grįšiu į Lietuvą, mes paimsim tos filtrus, visus įsiardysim, jo, ir pratestuosim įvairiais būdais ir susipažinsim jau artimiau, nes aš dabar čia, kaip sakant, esu biznio klausimais atvykęs, tai dabar mes tokių bandymų visokių, kaip tie filtrai filtruoja, ar ten visokių skyšių, Coca-Cola nepilsim, bet kai grįšiu į Lietuvą, mes įsitrauksim tos filtrus ir gerai juos išnagrinėsim, kaip jie veikia ir taip toliau. Parduotuvėse jūs tikriausiai esat matę tų Brita filtrų visokiausių, bet kaip sakant, čia nėra ką lyginti. Tarp kitko, Brita padavė Zero Water šiek tiek teisiškai dėl tam tikros reklamos, kad kai tam buvo sulyginta Brita su Zero Water, kad Brita neatlieka tų funkcijų kaip Zero Water ir Brita šiek tiek davė tokį atsaką, bet dabar pratestavo viską ir pasirodo, kad Brita pralaimėjo tą reikalą. Reiškia, ką aš norėjau pasakyti, kad yra konkurencija pasaulyje, filtrų gamintojai irgi ten tarpusavį konkuruoja, bet jau, kaip sakant, aš renkuos tas, kuris yra efektingas. Aš renkuos gyvenime viską, kad būtų tikra ir efektinga, taip. Tai už tai ir neužsiemu ir nerekomenduoju jokių Britų, nes tie Brita filtrai visokie yra paprasčiausiai nepatikimi. Ten kažką filtruoji, bet tu ten nieką neprafiltruoji. Nu. Čia dabar Lietuvoje jau gana nemažai žmonių įsigyja tų gertuvių, bet po biškį, man atrodo, vis dar daugiau įsigys ir pradės girdėtis, žmonės pradės pasakoti istorijas, kaip tas vanduo jos veikia. Pavyzdžiui, kiti žmonės gal distiliatoriaus negali sau leisti, dar kažką. Tai va, tai čia yra vat, išeitis dabar, kad gaut švarų vandenį. Dar įdomiausias toks buvo man, ką tik čia Zero Water atstovė man pasakoja kaip firma Bayer. Žinot, gal tokia didelė yra firma Bayer, kur gamina visokius aspirinus, visokius vaistus. Nu, jie ten Monsanto ten faktiškai. Pasirašė sutartį vat, su Zero Water Anglijoje, nes jie duoda kažkokius tai vaistus žmonėm. Ir ten tų vaistų instrukcijose yra parašyta juos sumaišyti su švariu vandeniu. Vienas žodžiu, ten yra 2 ingredientai kažkokie tai, ir reikia tuos ingredientus sujungti švariam vandenį. Ir vienu žodžiu, Bayer kompanija ieškojo visokios išeities, ir vienintelė jiem išeitis dabar buvo, kad galėtų toliau pardavinėti savo vaistus, jie prie kiekvieno to savo vaistų prideda po tokį filtrą, kad žmogus turėtų švaraus vandens, kaip susimaišyti savo vaistus pasigaminti. Tai matot, netgi tokios didelės kompanijos kaip Bayer kreipėsi, net tokia didelė kompanija Bayer kreipėsi į Zero Water, jo, tam, kad ir pasirašė kontraktą, kad galėtų savo tos vaistus toliau žmonėm tiekti ir kad jie galėtų juos pasiruošti su to švariu vandeniu, nes nebebuvo kitokios išeities. Tai vat, prie tų vaistų dabar Bayeris pridėjo po tokį filtrą, nes patys jie tai tokia negamin. Nu, matot, kiek visokiausių pasaulyje yra dalykų, kurių mes nežinom, bet pabiški. Va, sako Laima Jazavitaitė Vadienė. Sako, įsigijimai iš jūsų filtrus naudojame tikrai supervalo. Tai jau tikrai supervalo. Nu, tai čia, žinokit, atsiliepimai, tai čia bus neblogi dėl to, kad iškart jaučiasi. Tu tokį vandenį kaip pageri ir jeigu po to gersi paprastą kažkokį vandenį, žinokit, iškart jausis, kad kažkas negerai yra. Nu. Kūnas jisai toks yra, žinokit. Kūnas yra toks. Jeigu kūnai duosi kažką geresnio, švaresnį maistą, švaresnį vandenį, jis kaip pamatys, kad tu tokį duodi, ir daugiau jisai nebeprims to purvinesnio vandens. Nes mūsų DNR, mūsų kūnas yra protingas. Jeigu tu jam duosi švaresnį, jis jau norės švaresnę ir geresnę. Ir jau pradės atmetinėti tą purvą. Pavyzdžiui, daug žmonių man sako, aš pradėjau pavalgyti šarmingai, sako, pavalgiau ten kažkiek mėnesių ir sako, pabandžiau suvalgyti kažkokį tai
Tai žinot, kur atsidūrė? Tualete. Taip? Dėl to, kad kūnas perėjo sekant iš švarumo ir sveikatos lygį ir jis paprasčiausiai nebenori priiminėti daugiau purvo. O kai jau nebenori priiminėti purvo, automatiškai atmeta. Kurio dalykėlio čia kaina, mes klausė Tomas, kurio kaina. Kainos visos bus nustatytos, bet va šitas filtras kainuoja 20 eurų, o jau šitam filtrui papildoma kasetė kainuoja 10 eurų. Tai va. O kiek ilgai jisai laikys, priklausys nuo to vandens. Va, sakė Laima, sriubos skonis kitoks, daug skaniau. Šiaip tai sriubas verdant, jeigu norit virti sriubas, kad jos būtų skanios, tai reikia iš pradžių turėti švarų vandenį. Žinokit, numeris 1 iš visa švara, visa ta mūsų kelionė į tą nušvitimą, į tą visą atsibudimą, į tą atsimerkimą, kur mes esame ir tą visą laiką bus numeris 1 reikalas, tai bus švara. Kuo švaresnis kūnas, kuo švaresnis protas, tuo bus švaresnės mintis. Kuo bus švaresnės mintis, tai tuo bus švaresnis siekiai, veiksmai ir rezultatai. Ja, ką noriu pasakyti, kad sveikuolinė, matot, labai akcentuoja vandenį ir vandens švarumą, nes aš jau, žinokit, vaistažolės gali kokias nori vartuoti, bet jeigu neturėsi švaraus vandens, tu jas tiesiog sunaikinsi su to vandeniu. Pavyzdžiui, Anglijai labai didžiulė problema, jau jie nebežinoja, kaip susitvarkyti su vandeniu, tai paėmė chlorkalkių, varė visur ir žinokit, visur, kur atsuku kraną, man labai keista, aš atsuku kraną Anglijai kur nors, arba tualetą nuleidžiu ir iš karto chlorkalkę. Tai aš ką noriu pasakyti, anglai, jie, kaip sakant, išsprendė savo tas problemas su chlorkalke. Bet mes nesprendžiam švaros problemą su chlorkalke, mes turim viskas, kad būtų švarus vanduo. Tai man, sriubos skonis kitoks. Nu ką, tai vat, matom, kad kontraktas ant stalo jau yra, jis jau yra pasirašytas. Tai va dabar gaunam oficialiai Zero Water filtrus į Lietuvą. Ir kai grįšiu, mes darysim tokius bandymus su tais filtrais ir atliksim testavimus, ir pamatysim tų filtrų galimybės, nes, žinokit, man užtruko keletą metų, kol aš priėjau prie tų filtrų. O pasakysiu, žinokit, patys rimčiausi tokie sveikatos guru internete, jeigu jūs jau rasit kokį nors jau tikrą tą sveikatos guru, kuris jau jums tikrus dalykus rodės. Nes daug internete visokiausių, žinokit, yra tokių kažkokių netikrų tų sveikatos guru. Aš ką noriu pasakyti, jeigu jūs jau kai pamatysit tas, kuris sveikatos guru, kuris jau sisiuką geria, jau tas, kuris sisiuką geria, ir jau kai pradės pasakoti apie tą sisiuką, nu jau žinokit, pamatysit, jisai naudos irgi tokį Zero Water filtrą. Ir jau tas tikras sveikatos guru, jau jisai ir distiliatorių naudos, ir tą filtrą naudos, ir pamatysit, panaši situacija bus. Nes tie patys aukščiausiai jau ten išsivalė ir aukščiausiai pasiekė. Mes visi prieinam prie tų pačių sprendimo būdų, suprantat? Nes tas kelias į tą švarą, jisai tas pats yra visiems vienu. Per tos pačius dalykus visi praeit turim. Tai ką, labai laiminga diena, labai gražu. Va. Bet tai kaip čia gražu, ką, kaip čia pilikė? Nu ir atsisveikinant. Sakau, neužilga grįšiu į Lietuvą ir tada mes pratęsim su tais filtrais ir pamatysim jų galimybės, kaip jie gerai valo. Tai va. Nu ką, graži diena. Giedras dangus. Švaru, gražu. Ir iki pasimatymo. Viso ko geriausio. Iki kitų kartų.